Sveiki, kviečiame žiūrėti Baltikum televizijos žinias. Trumpai apie tai, ką matysite šiandien. Už tėvystės atostogas Sodros sankcijos. Sodros tarnautojai užsiema reketu. Jie visiškai nesistengia, nenori keisti sisteminių klaidų. Kai kuriuose Klaipėdos mokyklose vaikams parduodamas nesveikas maistas. Į uostamiestį sugrįžo unikali mažosios Lietuvos istorijos dalis. Jauna klaipėdiečių šeima gyvena kaip ant adatų. Dėl įstatymų painiavos jiems gali tekti grąžinti Sodrai net 4000 litų. Nesusipratimai prasidėjo, kai uostamiesčio gyventoja Erika susilaukė kūdikio. Moteris išėjo motinystės atostogų. Jo sutuoktinis Vygantas, dieną dirbantis pagrindinėme darbe, o po jo užsimantis individualia veikla, pasitraukė 1 mėnesio tėvystės atostogoms. Pagal įstatymus tam, kad tokias atostogas gautų, vyras turėjo deklaruoti, jog pagrindinėme darbe nebedirbs, o individualią veiklą nustos vykdyti. Klaipėdietis Vygantas surinko visus tai rodančius dokumentus ir pristatęs juos į Sodrą išėjo atostogauti. Praėjo metai laiko aš gaunu raštą, kad man neteisingai buvo sumokėti pinigai. Nors pagal įstatymą viskas priklauso, viskas tvarkoj buvo, kaip sakant. Ir jūs kreipėtės į Sodrą? Į kurios jo, parašiau Sodrą, kuom jie remiantis, jie jokių įstatymų nerašo, jie rašo ten savo kažkokius tai vidinės taisyklės. Nors, kaip sakant, man buvo pasakyta, kad aš negaliu turėti jokių įplaukų. Ir aš tą mėnesį nedirbau, neturėjau jokių įplaukų, nieko nebuvo, kaip sakant. Dabar draudžiamas pajamas esą gautas tą mėnesį, kai nedirbo beveik 4000 litų, vyras turi grąžinti valstybei. Baltikum žurnalistams pasidomėjus Sodroje, kaip galėjo susiklostyti tokia situacija, paaiškėjo, jog vyro deklaruotos metinės pajamos buvo paskirstytos visiems 12 mėnesių po lygiai. Todėl Sodros specialistai teigia, kad tėvystės atostogų metu vyras dirbo. Pasirodo, klaipėdietis turėjo atskirų raštų deklaruoti konkretų tėvystės atostogų mėnesį. Mat kitokių įrodymų, kad vyras tam tikrų metų nedirbo, Sodra neturi. Sodra gavusi duomenis apie deklaruotas pajamas, perskaičiuoja tėvystės pašalpas. Kiekvienas tėvystės pašalpos gavėjas yra informuojamas teikdamas prašymą apie pašalpos mokėjimo tvarką gavus draudžiamųjų pajamų. Savarankiškai dirbantis asmenys laikomi negavę draudžiamųjų pajamų, jeigu jie deklaruoja veiklos nevykdymą arba veiklos pabaigą. Tačiau klaipėdiečių šeimą tokie paaiškinimai tiesiog šokiravo. Jie teigia, jog Sodroje su šiais papildomais reikalavimais supažindinti nebuvo. Šeima stebisi, kodėl Sodra nemato deklaracijoje, jog tam tikrą mėnesį nebuvo gauta jokių pajamų. Jauni tėvai mano, kad tai ir įrodo, jog 1 mėnesį dirbta nebuvo. Įstatymas sako, kad neturėti draudžiamųjų pajamų, taip mūsų situacijoje ir buvo. Tai ką, mes parašėm atsakymą skundą, kad nesutinkame mokėti tų pinigėlių, nes jie yra sąžiningai gauti. Ir parašėme ir laukiame atsakymą. Dabar gavome atsakymą, kad jie reikalauja teisėtai. Mes nesutinkam. Mūsų valstybės tarnautojai, šiuo atveju Sodros tarnautojai užsiema reketu. Jie visiškai nesistengia, nenori keisti sisteminių klaidų, kurios dėl kurių iškyla tokie nesklandumai. Nusivylę įstatymų painumu ir biurokratizmu, klaipėdiečių pora tikina ieškantis būdų visiškai atsisakyti Sodros paslaugų. Iki tol teisybės žadama ieškoti teismuose.